Štai vėl čia mes tęsime. Primenu, kad šiandien čia sekmadieninėje Call Gaming rubrikoje Call Gaming Arena Run aš, nuolatinis studijos vadovas ir rubrikos savininkas Jonas. Jūsų pamėgtasis balsas. Jūsų pamėgtasis arba ten kaip nors kitaip, nesigilinsim. Jonas ir šalia manęs vienas iš Call Gaming atradėjų, įsteigėjų ir visokių kitokių Robertas. Jeigu turite klausimą apie Call Gaming arba apie žaidimus in general, tai drąsiai raginu kreiptis į Robertą, viskas bus atsakyta. O kol kas rezultatas 1-1, vienas nugalėtas šamanas ir vienas agresyvus, neįveiktas, nepalenkiamas Warlockas. Ieškome trečio oponento ir žiūrėsim, kas gausis. Žinai, praktiškai, kam reikalingas swipas, jeigu tu turi Mad Bomberį. Dėko galėtų būti pavadinimas. Paladinas išpuola mums kaip trečiasis oponentas. Ir štai tokios pirmosios 3 kortos. Sakyčiau, visai neblogos kortos. Tiesą pasakius. Bandysi išnaudoti kombo. Jo. Mech, bear, cat. Labai geras pavadinimas. Monetos kol kas nenaudosiu, nors arenai kartais būna, kad ta moneta tai prasisuka ir iki pat paskutinio turno, jie ranką pralaikai. Gal ir panaudosiu, nes galėsim čia priburti visokio dalyko. Keičiasi su tontu ir +2/+2 ant meškučio. Visai čia galėtų būti problematiškas mūsų oponentui kombo. Gazdinantis, turbūt labiau negu problematiškas. Aišku, pavadinas turi visokį sprendimą buvę tam, humility ir panašiai. Pedal, mūsų oponento vardas. Irklas. Sieksnis, sprindžia vaikas, tokį pavadinimą aš sugalvoju. Ką tu manai apie Pinsai Summonerį? Per praeitą transliaciją man labai norėjusi kaip nors lietuviškai pavadinti ir aš nusprendžiau, kad tiksliau sprindis sieksnio vaikas atvirkščiai. Jo. Nu va, susitvarkėm su Summoneriu, nedavėm value. Beje, pastebėjau labai įdomų dalyką. Arenoje gan nemažai galima išlošti su Mana Wraithu. Tuo 2-2, kuris padaro, kad visi minionai kainuoja vienu brangiau. Sakyčiau, labai netgi galima sustabdyti oponento progresą. Ką? Kombo vienas po kito. Aš netgi sakyčiau, kad galim netreidinti, tegul jisai treidinam šitoje vietoje, nes... Nebijai, kad įvyks koks nors kataklizmas, kad koks nors hylo suras rankai? Nu, jeigu suras, tai tada suras, bet ne pristas. Jeigu būtų pristas, aišku, iš karto treidinčiau, bet šitoje vietoje, manau... Nėra hylo? Nėra hylo. Apie hylo išnekant? Kalbant, jo, apie hylo. Jo, šitoje vietoje gal ir ne kažką. Nu ką, atėjo laikas, kad mūsų išgelbėtų bomberis. 2 į drakoną? Davai. Nu, užteks ir vieną. Deja, vienas yra ir antras yra. Nu, sakyčiau... Ką aš sakiau? Sužaidė Mad Bomberis. Kam reikalingas swipas, jeigu yra Mad Bomberis? Įkalbėjai tu Mad Bomberį, sumėtyti bočkutės taip, kaip reikia. Turi kažkokią tai galę, turbūt, kad... Lemba, aš jį pasirinkau. Žinai, turi atidirbti. Nu ką. Nors ir turim creatures ant lentos, bet nesakyčiau, kad labai didelis board kontrolas, nes su 5 manos gali laisvai išmesti tai, kas, prasme, su kom nesusitvarkys šitie 2 creature. Tikrai taip. Vorūkanais mišti, ką. Eik, šitas tai gerulis. Gazdinį oponentą. Gaila, jis nemato. Gaila, kad aš irgi, žinok, ne vieną kartą pagalvoju apie tai, kad būtų visai šaunus sprendimas, jeigu oponentas matytų. Štai tokį kombo gavai. Gavau, bet nieko, tai tik tai gera, kad jisai, reiškiasi, neturi
Čia, aišku, galima būtų padaryti ir... nieko čia nepridarysiu. Galima čia būtų pažaisti su šituo apkeisti, reiškia, Elfas ataką gobliną, bet mes išmėsim tiesiog per Breacherį. Lai tvarkosi kaip nori. Jo, palaužyti šitą visada smagu. Beldžiant. Čia, man atrodo, Kriparienas mėgdavo visą sugriauti, bežaisdamas viską, ką įmanoma pripaukinti šitoj lentoj. Aš kiekvieną kartą paukindamas galvoju, ką Tūlas psichologas pasakytų. Nu, o ką sako apie žmonės, kurie nuo alaus putelio etikėčias lūpinėja? Nieko čia, žinai. Tai ką dabar? Uždės šitam... Divine Shieldą. Turėtų. Panašu, artėja link to. Ne. Ne? O toks. Nu, okei, bet... Šitoks siužeto vingis. Nežinau, sakyčiau, weird stuff, dude. Five drop norėtųsi dabar šitoj vietoj. Norėtųsi, bet žinai, kita vertus... Teks pakentėti. Mes turėsim... Dar 6 dropą. Bearcat. Bearcat, jo. Korta pasirinkta tiems, kas nematė pradžios, šitą kortą pasirinko motyvuodamas pavadinimus, sakė, pernelik šaunus pavadinimas, negaliu jos nepasirinkti. Lemba, pavadinimas iš 3 žodžių per brūkšnelį ir jame yra Mech Bearcat, kaip Lightning Skull Fire. Kol kas situacija neatrodo blogai, einam į late game'ą, turim ką sužaisti, tai aišku šitą vėl žiūrėk šetono. Drakonas. Dragonit Crash'ą. Padla prašo patikslinti, ar tikrai turi rankose kortą, kuri keičia statusus, tą, kurį iškrito iš Mecho. Jo, apgaulė. Įvyko apgaulė. Esi teisus visiškai. Žiūrėk, dabar jau turiu. Kaip matom. Ką mes čia galim padaryti? Dabar tai iš tikrųjų galim padaryti šį beitą. Galima žaisti šitą. Galima žaisti šitą. Šitą. Ir turbūt šitą. Ir turbūt net užtontintą reikia. Ar taip visoje būdu treidintis? Treidintis, taip. Jo. Užtontinsim savo Mega Divine Shield Force Tank Max. Mūsų žiūrovai nusprendė išsiaiškinti referensus tarpusavio. Gerai, nėra blogai. Ką, 8? Sakai, Divine Shieldas? Nu, aš tikiuosi, ten ne Blood Knightas pas jį. Nes jeigu ten Blood Knightas, tai aš liūdėsiu labai. Mes didelę patranką šį kartą išridenom. Jo, ir be pirato veikia jinai. Ir be pirato. Jo, Blood Knightas čia būtų piktą lemba pasidaryto, kiek 12, už 4 manas. Tikrai taip. Drąsus? Nebijo swipe'o. Trogas. Tipo taip, ne? Nu gerai. O jeigu mes padarysim taip. Kadangi, nu, tipo yra tų spelsų, ar reikia tą trogą naikinti? Reikia. Pats susinaikinti, sakyčiau. O po to galėsim sužaisti jau čia ant 9-9 Crusherį. Bus matyt. Ne, tai manau, kodėl ne. 6-9-9 jau sakyčiau visai value. Na, aišku, dabar čia koks nors įkuolį, tai mane labai stipriai nubausta. Taip, Ką padarysi? Panašu, kad neturi bijomų kortų oponentas. Tikėtina, kad ne, jo.
Ir nelabai yra ką daryti. 4, 5, 6. Jo, gali jisai sunaikinti Iron Bar protektorių, bet taip sakyčiau, tada jau būtų varginga. Jam. Ką pasilieka 2-2. Ir nerealus užtontintas Preacheris. Ką? Taip tada reiks žaisti. Ar šitas varo? Į veidą varo. Taip. Bet gal mes kol kas nežaisim šitą. Ne? Arba nori provą. Prašau. Ir aš noriu stausim šitą daiktą. Nenoriu. Tegul pasidauža į mūsų 1-2 robotuką su triuba ir varpeliu. Annoyotron, taip. Ir pavadinimas labai neblogas. Jonai, tu žaidęs esi World of Warcraft'o? Jo, tikrai taip. Nes aš tai nežaidęs. Žaidęs, ne per daugiausiai, bet žaidęs. Man visada įdomu loras iš tų kortų. Pavyzdžiui, žinai, tos mekus ar dar kas nors ten. Ne taip smarkiai. Aš žaidžiau šiek tiek tik tai Warcraft'ą ir paskui, kai atsirado pandos tenais, tai aš alergiškas esu pandom, ten kaip rasė, tai aš mečiau ir nes mane iš karto bet pradėjo. Tarhotsus pats geriausias Heroesas man yra panda, kuris įlenda į bačką ir visus stumdo ir laksto ir geria pastoviai, nerealus. Beje, ką norėjau pasakyti, Hebra, jeigu kas nors, kas žiūri, galvoja, ar norėtų turėti savo komandą, ar turi draugus, kuriais žaidžia ir daro komandą, rašykit mums, susisiekit, sugalvosim ką nors, manau, padėsim gal kažką tai su rėmėjais, susigalvoti, žiūrėkit, ko jums reikia, nes manau, kad, ta prasme, man tai yra vienas smagesnių dalykų, tai kad galėtų būti pas mus komandos, kurios dalyvautų turnyruose, kurios galėtų išvažiuoti į kažkokius tai... Ką čia dabar padaryti? O susisiekti tai iš tikrųjų yra paprasčiau negu paprasta. Mūsų Facebook grupėje kasdien vis daugiau žmonių, vis daugiau bendraminčių, entuziastų, žaidimų visokių, ne tik tai Hearthstone'o, bet ir League of Legends ir Dotos entuziastų turime. Tai va, tai tikrai drąsiai kreipėtės į mūsų Facebook'e arba mūsų puslapyje coilgaming.com ir visus laiškus atsakysime, stengsimės atsakyti ir tikrai neliksite be dėmesio. Jeigu kam nors šiaip vieniša arba liūdna, galite parašyti. Jo, visada. Ne, tai žinoma. Tu prasme, visi žmonės, kurie nori ką nors daryti su e-sportais, turėti ką nors bendrą su e-sportais, būtinai duokit žinot kažką, tai tikrai trūksta rankų visiems. Minčių yra daug ką daryti, o ta prasme, kuo didesnė komanda, to daugiau fano visiems. Iš klaidą tavo žaidime užfiksavo štai Abandoned Oneself. Rašo, kad būčiau pakeitęs Annoyotroną iš 1-2 į 2-1. Kad treidintųsi taip. Jo, yra momentas, bet treidintųsi vienas, o kitas būtų sunaikintas su... Kitas būtų sunaikintas su šito rekrūto. Ką? Iškrito. Aš žinau. Pasilūdų veidą. Ką čia turi? Gali patreidinti jisai. Išvalyti lentą. Taip, dar vieną per daug. Jo. Nieko, sekant įėjimą. Nebūtų tai su tave Abandoned Oneself, nebuvo dar 1-1 ant stalo. Gal. Pripažinkite klaidą, maestro. Aš darau nemažai klaidų, aš tikrai nesiginčiu, bet... Užfiksuota ir man tai... Žiūrėkit, Hebra, dabar aš sužaisiu Merš. Prasme, tai bus nerealu. Arenai nedažnai pavyksta užlaukti tokį momentą, bet puikiai. Patraukiam kortų. Visokių įdomių. Ir dabar žiūrėk, jeigu jisai netreidins ir neišmes tonto, jisai miręs. Nemiręs, aš išnaudojau tą apkeitimą vėl. Lemba, aš mačiau tą timerį off.
Iš pradžių dro reikėjo, jam atražo tau suiką. Jo, mano klaida, aš irgi pradžiuose keliose transliacijose pasimaudavau visą to paties, kad aš iš pradžių sužaidžiu kortas ir tik tada drojant. Taip, yra tas momentas, nieko dabar aš manau mes liktai jau išbridom iš pelkės. Netokia jau ir gili ta pelkė visą laiką buvo, pirmauju kortom, pirmauju bordu, neskaitant skaičių kiekio, bet bodis bendras bordo pas tavo gaunasi didesnis. Jo, bet tada pamiršau visai, kad Paladinas nežaidė, jeigu spėlų, pamiršau, kad jie gali turėti kokį Consecrate ar dar ką nors. Oh well. Jo, mes dabar turim 9 creature ant stalo ir viskas yra gerai. Vėlgi nepamirškime spėlų, kurių dar visai ne. Arba Big Game Hunter'ą. Arba Big Game Hunter'ą, taip. Jo. Labai einamo korta. Aš menu, kai buvo transliacija, Robertas irgi sakė draw first. Tai visada gali kitiems... Dar vienas akmenukas. Tai visada gali kitiems papasakot, kaip reikia padaryti geriau tam tikrus dalykus, ar ne? Va, taip. Wow. Such scary. O ką? Čia reikia varyti agresyviai. Big Game. Padla. Juokauja. Na ir prašau, tvarkykės su šitą situaciją. Manai, kad pripažins pranašumą? Nežinau, netais gali laisvai Legendary savo Paladiną išmes šitą. Kur Tontas, Divine Shieldas, Charge'as, viskas? Be Charge'o, Tontas, Divine Shieldas ir pavirsta į kardą 5-5. Bet dabar tai kaip ir, man atrodo, viskas, ne? Gali, jo, liktai viskas. Ne viskas. Dar ant vieno helpo visi gali pasilikti. Gali. Bet taip ir padarys. Druidai vienas help, ne, matai. 5-3 kardas. O aš sakiau kiek? 5-5, ne, Jo. 5-3 aš turiu. Aš turiu omeny 5-3. 5-5 būtų labai geras kardas. Bet va, šiaip netaip... 2-1! Spręsti Paladino klausimus. Kol kas, Irmantai, vėl kreipėmės į tave, prognozės naujos norėtųsi, dabar jau matai, kaip veikia dekas, gal ir be Irmanto kas nors drįs prognozuoti, kuom visgi baigsis šitas... Suika, top dekinimas yra, ta prasme, jeigu tu nemoki išrolint iš Animal Companion Hunter, šito Paršo 4-2, tai tu nemoki žaisti už Hunterį, taip pat ir su top dekinimu. Jo, tarp kitko, kurį laiką dirbau ir stebėjau labai pokerį, tai tenais irgi Hebra juokauja, kad jeigu nori būti geras žaidėjas, privalai mokėti laimėti coin flipus, tai yra laimėti tose situacijose, kur prieš oponentą heads-up'e 1-1 kovoje turi 50% galimybę pergalėti. Tai jeigu tu nesugebi įsitraukti reikiamų kortų arba išvengti nepatogaus bordo, tai tu nemoki žaisti tiesiog pokerį. Veideris, sveikinasi. Jo, jau antras Veideris. Labas brolyti, čia aš, įprastai Jonas ir sekmadieninė Coil Gaming rubrika Coil Gaming Arena Run. Šiandien šalia manęs Robertas Danielianas, žinomas kaip Alfalus. Althalus. Tai vat. Vienas iš trijų. Altfalus neturi ir su senais falusais ir nieko kitų. Vienas iš Coil Gaming kūrėjų pas mane pašonėje, žaidžia čia areną, rezultatas kol kas 2-1, su druidų laimėjome prieš šamaną ir paladiną ir pralošėme prieš Warlocką. Jeigu turi kokių klausimų, kraus drąsiai apie Coil Gaming, apie kitus, apie žaidimus, Hearthstone, LoL'ą, Dotą, apie planus. Jonai, kviečiu atkreipdėmės į mūsų oponentą. Lofkį Zverg. Lofkį Zerg. Dar Jonas prašau paminėti mano disleksiją, kai aš skaitau tą, ką noriu, nes Lofkį Zverg skambėtų daug geriau. Gaila, va šitoj vietoj, tokiose vietose gaila, kad čiato nėra, nes būtų galima parekomenduoti kolegai. Druidas prieš druidą trečioje partijoje.
Prašau. Žiūrėsim, kam baigsis. Sunaudojau monetą iš karto, nes turiu du dropus, tai visai, sakyčiau, tada vertas momentėlis. Aišku, po to gailėsiu, kai neturėsiu ką žaisti ketvirtų turnų. Nu va, kitas druidas ir kitokia žaidimų linija. Lofkiai Zergas, jisai mano, kad jam į pirmą ranką gali ateiti. Ir vėlgi kažkas buvo sakęs, jeigu tau į pirmą ranką neateina Wild Growth, tai reiškia, nemoki žaisti už druidą. Aš bijau, kad aš nelabai moku žaisti už druidą, dėl to tų kortų neėmiau. Veideris, MLC Veideris klausė, HOTS turnyrai bus? Aš tau pasakysiu taip, aš labai norėčiau, kad jie būtų, mano dabar vienas smagesnių gėjimų yra HOTSai ir tikrai laikui bėgant padarysim kažką tai su HOTSais. Tai negaliu pažadėti, kad iki naujų metų, bet gal. Dabar artimiausiuose planuose be sekančio lygos sezono yra mūsų LoL'o turnyras kažkada. Bus greičiausiai. Sekančias Hearthstone Lietuvos lygos sezono turbūt. Taip, teisingai. Ir LoL'as. LoL'as kažkada bus, taip yra planuose, tik tai dar nežinau tiksliai kada. Bet Hero of the Storm, kaip taigi, tikrai nelieka nuo šaly ir... Visiškai teisingai. Heroes of the Storm tikrai labai smagus geimas, mes pažaidžiam su kitais kebrantais iš Call Gamingo, su Aleksejum, su Justu. Tai MLC Veider, jeigu tu nori daryti kokį nors, jeigu tu nori pažaisti su mumis, tai tiesiog brūkštel per Call Gaming ar per Facebooką, mes pasidėsim tave į draugus, jeigu turi jau komandą, duok žinot, kažką tai paderinsim tuo klausimu. Okay? Ir vėl sako kad netrolinčiau. Mūsų čia smarkiai padaugėjo, aš dar kartą pristatysiu svečią savo, Call Gaming Arena Run sekmadieninė rubrikoje, šiandien Robertas, vienas Call Gaming įkūrėjų, atradėjų ir valdytojų. Bet kurie klausimai apie Call Game'ą bus atsakyti, štai kaip ką tik girdėjote pokalbį su Veideriu, kuris klausė apie Hero of the Storm turnyrus. Klauskite, o tiems, kas praleido pradžią, priminsiu, kad tai yra 4. partija, kurioje mes, kaip matote, žaidžiame prieš druidą. Prieš tai Robertas labai sėkmingai susitvarkė su šamanu ir paladinu ir netaip sėkmingai jam sekėsi žaisti prieš Warlocką. Taigi rezultatas po 3 partijų yra 2-1 mūsų naudai, o dabar štai 4. partija, kuri dėliojasi šitaip va ir va kaip. Sveiki atvykę. Sveiki. Jo, šaukia man Pablo end turn, nes pamiršau ir netyčia, kaip oponentui padariau nemaloniai. Teko laukti, kol išskalbėjom. Nieko, ilgai laukęs dar palauks. Overwatch? Jo, sakau, Overwatch labai yra. Manau, irgi potencialiai ateityje bus geras dalykas. Kai tik tai bus kokių nors tikslesnių žinių apie datas ar panašius reikalus, būtinai kažką tai darysim su to. Visas naujienas, primenu, kad visas naujienas apie Call Gaming veiklą ir apskritai apie žaidimus jau artimiausių metų galite rasti mūsų Facebook grupėje. Netrukus naujienas imsime atnaujinti ir puslapyje, ten bus visko daug. Tokie bent jau planai yra, taigi nedvėjokite, prisijunkite prie mūsų Facebook'e, registruokite callgaming.com, kur gausite ne tik naujienas apie Lietuvos Hearthstone lygą ir būsite pirmieji sužinoję viską ir visus planus, bet ir apie kitus žaidimus. Druida labai gerai yra balsavimo emotikonai. Nu, žmogus renka tas kortas kaip reiškia, rank play, kas yra value, kortas, jo, konstruktoriai. Bet aš nesu 100% įsitikinęs, kad, taip visada tai yra gera mintis. O dabar labai tai bloga bus. mintis, taip, dabar tai bus. Bistrai pakalina šilovat. Jo. Padarom taip. Padarom. Labai neblogas treidas čia gavosi, aš tikiu, kad ir dar su štai tokią pabaigą. Gal padarom. Nu, padarom. Nu, nenoriu aš jam tų kortų duoti, nes arenui nereikia duoti kortų. Taip. Bet vis tiek turėsiu duoti. Bet galiu padaryti dar šitą.
Baisu, bet 5 žalos yra krūta. Tai taip, praėjo 6 turnas. Labai sėkmingai, Nu, jo, intensyviai, ganėtinai vorgenas. įspūdingai netgi, turbūt, kad... Nu, va, ir atsitiko Poison Seeds, bet vis tiek mes turim board controlą kol kas. Taip, Ir aš 4-2 manau, yra... kažkaip tai mums pavyks išlaikyti. Iš 4-2 virsta 6-4 prieš 7. Nieko, žiūrėktų man, kaip viskas čia gerai pavyko. Nu ką, nieko nebus, reikia žaisti turbūt šitą. Kaip gražiai užsiveda tas garsas. Patreidint, vargšą peraugusi strūtį. Nežinau, man labai keista, kaip čia tas druidas, čia visokių turi swipe'ų, DR formų ir panašiai, o Hotsuose, kai žaidžiu iš druidą, tai kaip tik va šiandien žaidžiau porą partijų, tai vien tik tai healina viską. Bet healina neblogai. Šiandien išspaudžiau 60 štukų healo tokiam game, kur be hebros, tik taip pat, nu, vienas su nepažįstamais žmonėm, tai skaičiau visai neblogai suveikia. O tau kokia Jonai smagiausia klasė? Hearthstone? Jo, šiaip. Net neatsakysiu, aš labai mėgstu žaisti Constructed Play, Ranked Play Warlocką, Zoo, mėgstu Hunterį. Arenose, kaip jau minėjau, man mylimiausia klasė yra druidas. Vienareikšmiškai, jeigu tik gaunu galimybę, renkuosi druidą. Antras turbūt, kad būtų šamanas, o toliau yra ten daugmaž vienodai. Taip, vat kažkaip, neįskiriu. Pernelyg smarkiai. Favorito tokio vieno ir vienintelio. Aš tai, nežinau, man kažkaip tai smagiausias dekas ir smagiausias deko konceptas yra vienareikšmiškai. Nežaidžiau Aron Bark Protectorus, prisipažinsiu, apsiskaičiau manoj. Galvau, kad galėsiu sužaisti Dragon Sorcererį. Ką padarysi? Vat tai man. Tai va, bet man smagiausias yra Warrioras, Control Warrioro konceptas. Jo, tam reikia daug Legendary, daug Dusto, bet kai aš galų galę susikraftinau tą deką, tai žaidimai gali trukti po 20 minučių. Ypač jeigu žaidi prieš Priestą arba kitą Control Warriorą. Realiai. Tik tai jo, reikia pripičkinti Legendary ten kaip reikalas. Snakes. It has to be snakes. Not this time. It has to be snakes. Nu ką aš galiu pasiūlyti? Nieko čia nepasiūlysiu daug. Nieko gero, bet išvalysim lentą. Ir net sužaisim drakoniuką. Ne, nesužaisim, vėl aš apsiskaičiau manoj. Kažką galvojau, kad jau yra 10. Gal tu pratolino ekraną, kad arčiau ekrano pistum. Gal aš per mažai susikupęs į žaidimą, nes bandau akį užmesti vis tiek į chatą, kas vyksta. Taip. Giria tavo sugebėjimą. Jo. Nesu aš pats geriausias supportas. Bet, nežinau, niekada negalvojau iš tikrųjų, kad galėtų man patikti tipo toks geimas kaip MOBOS tipo žaidimas, bet kaip pažaidžiau, nu, taip gerai. Skaičiuokis mano, Skaičiuojasi. draugiškai. Skaičiuojasi. Nu ką, reikia turbūt streikinti šitą logiką. Įdomi šitą partiją, turbūt sutiks mūsų žiūrovai, kad pati įdomiausia kol kas šį vakarą, bent jau man čia šalia sėdint tai tikrai įdomu. Oi. Va štai taip. Va štai šitaip. Tokį kozerį šovė. Nieko. Ir dar va tokį va. Bet, Tvarkykis tai vadinasi. nu, susitvarkysim, čia dar nėra taip blogai, kaip galėtų būti. Healo rankoje yra. Nėra taip blogai, kaip galėtų būti. Ai, Jonai. Tikrai taip. Prašau. Gerai, gali išsivalyti lentą ir dar liks pasi 2-2. Nieko. Kur mūsų Dragon Crusher whatever 9-9?
Užbėgdamas įvykiams už akių, paskelbsiu, kad po šitos partijos vėlgi turėsim nedidelę pertraukėlę. 5 maks minutės, parūkysim, atsigersim. Ne. Aš pasišneku, noriu mane pareguliuoti. Trumputė pertraukėlė, neskubėkite įsiskirstyti, nes aš mačiau Robertas tenais pritaupęs dar ir peko, kurias atidarysime turbūt transliacijos pabaigoje. Laisvai. Nors transliacijos pabaiga dar toli gražu nesišvečia, kol kas rezultatas... Kol kas rezultatas 2-1. Nu, ir kaip aš dabar tau žaisiu, jei negaliu žaisti, turiu žaisti šitą. Turiu pirmą kortas patraukti. Naudojasi savo patarimais, gerai. Ne tik savo, bet... O gal 2 mana kristalus, įdomu, kas bus. Aš manau, kad nepagirs tavęs programa už tokį pasirinkimą. Nu ką, čia gal net ir geresnis variantas, sakyčiau. Žaisti šitai. Kompas kaista. Taip, Irmantai, kompas kaista. Čia bus dabar toksai... sloganas reklaminis. Kompas kaista, pam, reklama, viskas. Nu, ne, iš tikrųjų tai trumputė... Atleiskit mūsų rūkalio įpročius. Taip. Bet nieko negaliu padaryti su to. Kartais taip tiesiog būna. Nu gerai, 2 žalos. Labai gerai. Čia dar visokią value galim pridaryti. Netgi ne taip, netgi manau taip. Gal padariau klaidą, galėjau ir geriau sumest šitą partiją, šitą dalyką, galėjau paimti veidą 9. Bet kažkaip, nežinau, ranka nekyla paimti veidą 9. Nu, matai, jis 2 pasitraukė Wild Growth, bet 10 turne tai labai gera korta. Kai tai yra vienintelė tavo korta. Va, sakau, visi druidai ima. Macbearcatas, taip, tikrai. Visiems patinka pavadinimas, ne tik tai tau, bet tai užskaito. Šitai, vat, puola... Nieko baisaus. Visai kaip tave? Macbearcatas gali daryti. Manau, atėjo laikas. Tiesiai. O gal... Manau, atėjo laikas mest bombą! Jo, du ant savo šito, kad nusipaus. Taip. Užsakė Medbomberis, kaip pagal užsakymą veikia, tikrai taip. Bet galvosyk, man reikia gal kažkokį tai čia daryti spėjimą Medbomberiu. Otsus, taip, lažybos. Dar vyko klausimo žiūrovams, būtų įdomu, ką manote apie lažybas e-sportsuose, e-sportso arenui. Ar gal kas nors yra išbandęs kokius nors... Ar kas nors lažinasi apskritai? Yra kažkokie saitai, aš mačiau esports betting or some other stuff, kažkas tokio. Gal kas nors bandėt ar ne? Tokį dalyką apskritai. Tiesiog būtų įdomu sužinoti jūsų experience. Ir jeigu bandėt, tai kur žiūrit, naujienų ieškot apie tai, taip o. Nes, vis tiek, ar statot iš fanatiškumo už savo mėgstamiausią komandą? Ar solo žaidėją? Manau, kaip ir viskas turbūt. Kaip ir viskas turbūt, nors Abandon Oneself 2-3 rašė incoming. O mes dar pažaiskime. Vis tiek pažaiskime. Ir ne viskas. Išsigandau, kad turiu 6 tik tai žalos ant stalo. Ir prasižaidžiau išnaudojęs visą maną be Hero Power. Taip. Tai vat, 3-1. Kol kas taip. Kol kas 3-1. Kaupėsi galvos Roberto... Ant Roberto diržo šį vakarą, o aš kaip ir minėjau, neilga, nedidelė pertrauka, po kurios mes ir pratęsime pokalbį apie e-sports bettingą ir kitas įdomias ir aktualias temas, todėl raginu neatsijungti ir mes jau visai netrukus, kaip iki 5 minučių pertrauką ir aš, Jonas ir mano šiandienis svečias, Coil Gaming vienas iš vadų Robertas, grįšime ir tęsime Coil Gaming Arena raną sekmadieninį, kuriame kol kas 3-1 druidas skina vieną po kitos pergalę. Raginu dar kartą neišsiskirstyti, jau netrukus